Kviečiu Jūs toliau melstis su Dievo žodžiu, lekcijų Divina malda. Ir tai bus Morkaus Evangelijos tekstas, 14 skyrius, nuo 22 iki 25 eilutės. Kaip tik Jums jį ir perskaitysiu. Bevakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną palaimino, laužė ją ir davė mokiniams tardamas: Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Taigi tęsime mūsų meditaciją iš Morkaus Evangelijos 14 skyriaus nuo 22 iki 27 eilutės. Taigi Jėzaus žodžiai, tai yra mano kūnas, tai yra mano sandoros kraujas. Jėzus sako tai apie duoną ir vyną, paskutinį kartą valgydamas su savaisiais. Taigi šioje ištraukoje pasakojama apie Eucharistijos įsteigimą. Paskutinės Jėzaus Velykos tampa avinėlio vakarienė, pokyliu, kuriame maitinamės juo, atmename jo kančią, esame pripildyti jo dvasios ir gauname būsimosios garbės laidą. Taigi tai yra krikščioniško gyvenimo viršūnė ir šaltinis. Ir apie tai skelbė dogminė konstitucija apie bažnyčią, Lumen Gentium, 11 poskyris. Eucharistija iš tiesų yra viskas ir duoda viską. Ir čia galime matyti, kad visa kūrinyje tampa sūnaus kūnu, visa žmonija priimama į jo kūną. Dievas save atiduoda žmogui. Visa kūrinyje, visa žmonija priimama į jo kūną. Aš esu priimamas į Jėzaus kūną kiekvienoje eucharistinėje aukoje. Pagalvokime apie tai, kokią intenciją mes atsinešam į eucharistinę auką ir kaip yra svarbu joje taip pat dalyvauti ir taip pat aukotis ir aukoti. Taigi šis trumpas tekstas yra genetinis Naujojo testamento branduolys. Broliai susirinkę švęsti atminimą, mirusio ir prisikėlusio, įžengusio į dangų ir esančio tarp jų, viešpaties prisimena ir pasakoja tai, ką jis sakė ir darė, įvykdydamas įvairius Senojo testamento pažadus ir atskleidžiančius vis naują aspektą dovanos, kurią jie gyvena laukdami jo atėjimo. Taigi Evangelijos gimė tam, kad būtų suprantamas slėpinys švenčiamas Eucharistijoje. Visų raštų sintezė ir aukščiausias išsipildymas įvyksta Eucharistijoje. Iš tiesų, jei raštai primena, kad Dievas padarė dėl mūsų, Eucharistija švenčia tai, kuo jis tapo dėl mūsų, tapdamas dovanų dovana. Dovanodamas pats save, Dievas negali mums duoti nieko daugiau už šią labai gardžią duoną. Išminties knyga tai sako 16 skyrius 20 eilutė. Per ją jo meilė pasiekė savo tikslą – susivienyti su mumis ir tapti mūsų gyvenimu. Išdavystės ir išsižadėjimo pranašystė šiame pasakojime išryškina tikrąją Eucharistijos prasmę. Ji yra visiškai ir absoliučiai veltui dovanojama meilė, save atiduodanti tam, kuris ją išduoda ir jos nepažįsta. Brangiausias visos Biblijos perlas yra įstatymas į mūsų nuodėmę, įstatytas į mūsų nuodėmę, kuri priartina Dievo gailestingumą dar daugiau. Dievą, kuris yra gailestingumas. Taigi iš meilės atleisdamas, būdamas ištikimas, nepaisant bet kokių mūsų neištikimybės,
išlieja mums slapčiausią savo esmę. Taigi garbiname nuolankumą Dievo, kuris norėdamas būti trokštamas to, kurį myli, tampa duona esmingiausių jo poreikių. Taigi valgyti šią duoną, tai yra priimti Eucharistiją, reiškia ne vien priimti į vidų, bet ir gyventi. Gyvename tuo, ką valgome. Ir ne tik asimiliuoti, bet taip pat tam tikrų būdų būti asimiliuotiems. Taigi tampame tuo, ką valgome. Todėl, kas valgo šią duoną, kuri yra sūnus, gyvena juo ir tampa sūnumi. Taigi Eucharistija turi sudievinančią jėgą, kurios dėka mes prisimename, tai yra įnešama į širdį. Į savo asmens centrą aš įnešu dovaną, kurią jis pats tampa, Jėzus Kristus, kad jį priimtume ir taptume į jį panašus. Taigi ji yra abipusis ir visiškas taip, tarp kūrėjo ir kūrinio. Aš ištariu taip, leisdama ateiti Kristui mano širdį, ir jis ištaria taip, kiekvienu kartu save dovanodamas mums per Eucharistiją. Eucharistijos dėkas mes įjungti į Kristų, kuriame esame tas, kas esame pagal Dievą. Ji yra jau iš anksto ragaujamas ir patiriamas amžinasis gyvenimas. Sėkla, kuri auga iki savo pilnatvės ir dauginasi, kol pasieks visus žmones. Taigi, jo dėka tampame ir kankiniai, Jėzaus liudytojai, ir gyvename laukdami jo sugrįžimo, trokšdami jo kaip sūnaus džiaugsmo, galėtume amžinai šlovinti tėvą ir darniai vienyti su broliais. Viešpatie Jėzau, meldžiu ateik į kiekvieno mūsų širdį ir mes ištariam fiat, taip kaip mergelė Marija. Ir kiekvienu kartu tu ištari taip, pats save mums dovanodamas. Kokia yra graži ši bendrystė, kai vis labiau mes tampame per tave Dievo Tėvo sūnumis ir dukromis. Palaiminto laiko ir gražios maldos su šiuo Dievo žodžiu. Sudie.